Kaip žinia, iš tikrųjų pirmiausiai reikėtų bendros, turbūt niekam nėra naujiena, tai yra bendros taisyklės, kad visų pirma turi naudoti purkštuvę vandens kondicionierius, tai yra vandens kokybę gerinančius preparatus. Pasitikrinti pH visada. Faktas, suminkštinti vandenį, susireguliuoti pH. Tada, jeigu kažkokios yra naudojamas trąšos, tada pilam trąšas. Pirmiausiai. Tuomet reikia naudoti tai, kad turit miltelinę formą augalų apsaugos produktus, nes jie ganėtinai sunkiai tirpsta ir gali reaguoti. Tada pagal eiliškumą eina suspensija. Kaip sakykime, amistaras, tas toks kaip drumzlinas, kaip sakykime, molio dalelių panašiai, kad būtų įmanoma įsivaizduoti. Tada suspoemulsijos, toks, sakykime, mišinys emulsijos ir suspensijos yra pilamas, jeigu turima, o ir tada vėliau jau eina emulsijos, sakykime, mūsų pekari arba modusas. Ir tada dar netgi jau paskui paskutinį galima, sakykime, pilt modus startą, kuris yra lakesnis, kuris yra labiau panašus į koncentratus, nes dėl aukšto lakumo jisai labai gerai tirpsta, labai gerai maišosi ir tikrai nebus jokių maišymo problemų. Ir iš tikrųjų, ir paskui jau jeigu yra pagal poreikį, tai, sakykime, naudojami būtent paviršiaus aktyvios medžiagos supilamos. Bet su tom paviršiaus aktyviom medžiagom irgi yra toksai niuansas, kad tarkim, jeigu oro sąlygos nėra tinkamos, arba ten šalnus, arba sausrus, arba tarkim augalo vaškinis lapų sluoksnis irgi išplonėja, tai dažnai mes gaunam tų padeginimų, nes veikli medžiaga pasidaro per daug judriau gale. Ir gaunasi tas, kad, pavyzdžiui, galiukai lapų yra padeginti arba atsiranda geltonos tos, kaip pasakyti, dryželiai tie ant lapų. Tai irgi toks poveikis, nėra visą laiką gerai naudotas paviršiaus aktyvės medžiagas, manau. Aš manau, iš tikrųjų, su Syngentos produktais iš vis kaip ir paviršiaus aktyvių medžiagų nereiktų. Nebent, sakykime, su dirviniais herbicidais naudojant, tai aš asmeniškai pasinaudoju, bet, sakykime, fungicidai, augimo reguliatoriai tai nėra būtina, nes tikrai mūsų formulacijos yra aukšto lygio ir tai nėra būtina naudoti, tik, sakykime, aš asmeniškai naudoju vandens kondicionierius tuo atveju, jeigu pasinaudoju trąšas, ir kad ta pH išsilaikytų. Tai vis tiek geriau, nes neaišku, kada nuo kokios, sakykime, trąšos mišinio, nes tu ne visus gali išbandyti. Taip, nes yra daug gamintojų ir mes kartais tikrai dažnai nežinom, kaip sureaguos su kažkurio gamintojo trąšom, būtent augalų apsaugos priemonės. Ir ypač, pavyzdžiui, jeigu ūkininkai mėgsta daugiau elementų į purkštuvą, sakykime, ten 6 ir daugiau, skirtingus. Kaip sako, jau bomba daro tą miksą tokį. Tai tie vandens kondicionieriai yra būtina ir tas būtent eiliškumas, kaip tu naudoji, ką po ko, ką supili, yra labai svarbu. Tai labai svarbu siekiant išvengti purkštuvėje varškės, liaudiškai kalbant. O kaip, kolegos, tą temą kalbant, esat turėję? Tai, pavyzdžiui, aš esu dažnai susidūrus, kaip rapsuose, tarkim, purškimas ir borų panaudojimas. Tai boras, augimo reguliatorius, insekticidas naudojasi ir tada, dažnai pH nepasižiūri ir boras užkiša ten purkštukus, filtrus ir tikrai būna dažnai tų problemų. Aišku, tekia susidurti ir kaip su mikroelementinėm trąšom, dabar tikrai neįvardinsiu kokiom, bet tikrai būna tų niuansų ir tikrai svarbu atsižvelgti į tą eiliškumą ir pH patį, kad parūgštintojai tikrai labai svarbu, manau, vienas iš svarbiausių naudojant, ypač norint sutaupyti važiavimus, laiką ir kaštus visus, kas irgi, manau, aktualu prie dabartinių rinkos kainų, tai labai svarbus dalykas. Dar įdomus dalykas iš patirties su pačiu vandeniu. Kas naudoja šiltą vandenį, sakykime, iš vandens telkinio ar tiesiog bačkose šildo, tai ten nėra jokių problemų. Atsiranda įdomus dalykai, kada ūkiai naudoja vandenį iš gręžinio purškimui. Temperatūra. Vandens temperatūra ir, sakykime, yra buvęs atvejis mano praktikoje, kad tas pats produktų mišinys vienam ūkyje veikia viskas ko puikiausiai, purkštuvas švariausias, o kitam ūkyje purkštuvė iškrito nuosėdas. Ir ieškodami, kame čia yra problema, priėjom išvados, kad tai yra tiesiog vandens problema, kad vanduo yra šaltas iš gręžinio +4 laipsniai. Ir, pavyzdžiui, labai įdomus dalykas apie vandens temperatūrą, kad, sakykime, 5 kg magnio sulfato pakelia viso
5 kg į hektarą magnio sulfato pakelia 200 litrų vandens tirpalą 5,5 laipsnio temperatūrą. Ir atvirkščiai karbamidą šaldo, sakykime. Vėl tai labai mėgsta nusideginti su karbamidu. Ypač vėliavinių lapų tarpsnyje, tai karbamidas yra labai populiaru ir dažnai tikrai vėliavinių lapų tarpsnyje jisai lapasgi yra pats pagrindinis, kur vyksta fotosintezė ir mes stengiamės jį kuo ilgiau išlaikyti žalę, tai dažnai tikrai būna apdeginimų. Ypač dar temperatūros būna aukštos, purškia, tarkim, įsidienojus, kai nesilaiko rekomenduojamų ten purškimo sąlygų, kai purkš esant netiesioginiam saulės spinduliam žemesniai temperatūrai negu 25 laipsniai, ten arba anksti iš ryto, arba antroji dienos pusėje. Tai tikrai turi daug apdeginimų ir ypač su karbamidu, su azotinėm trašom kažkokiom, kur jas ne iš anksto įsitirpina, o pila į purkštuvą, tirpinasi ir važiuoja. Tai jau būtent tikrai dažnai apšaldo lapus ir jie parundo tada arba galai, arba patys visi lapai. Visi galiukai būna kaip nudažyti, tokie geltoni. Ir atrodo, gražus buvo laukas, stengiausi padaryti dar kažką daugiau, ką norėjau pastiprinti, pagerinti ir įdėti daugiau. Nes tada, aišku, formuojasi derlius, grūdas susipildo, kokybei duodam papildomas trąšas ir tręšimą ir kartais nukenčia nuo to. Nepagerinam, o pabloginam. Jo, realiai kokius 5% vėliavinio lapo tu nudegini. Tai yra faktas, kad derliaus nuostolis. O, pažinau, irgi iš savo patirties galiu papasakot, kai dar neturėjau nieko bendro su agronomija, bet vis tiek bandžiau ūkininkauti ir labai mėgdavau tas bombas darytis. Ir aišku, to eiliškumo, tikrai vaikinas ten 18 metų. Praktikos nėra. Tik tai nori eksperimentuoti. Tai esu pasidaręs košę, nes pirmą susipyliau kaip teisybę tai, kas lengviausiai tirpsta. Tada trąšos ir paskui kažkaip purškiu matau, kad neina purkšti, nes visi purkštukai užnešti filtrai. Tai dėl to labai svarbu atkreipti. Ir svarbu dar darant kažkokį tai iš daug produktų mišinį, pasibandyti įsitirpyti kibire ir pasižiūrėti, kaip tirpumas, ar viskas gerai, nes paskui tikrai užtrunka ir darbai trukdosi, kol įsiplauni purkštuvą, atsikiši visus filtrus, įsivalai, tai tikrai to darbo atsiranda daug. Ir aišku, sugadini produktus, tuos supiltus visus į purkštuvą. Jo, ir ypač apie būtent produktų sugadinimą ir efektyvumą mažėjimą, tai iš tikrųjų, jeigu įmanoma kuo mažiau sumaišyti, tai nebent tikrai žinot, kad, kaip veikia, kokį efektą turi, tai aš visada siūlau, jeigu galit pavažiuoti tankiau, tai važiuokit tankiau su purkštuvu, kad ir šiek tiek brangiau gaunas, bet jeigu, sakykime, mažesniem ūkiam galimybės leidžia, tai tada važiuokit, maksimaliai sumaišykit, sakykime, 2 skirtingo veikimo augalų apsaugos produktus, tai, nes vėl galiu pasakyti, esu žinojau šitą, bet išbandžiau pats augimo reguliatorius, herbicidas ir fungicidas. Tikrai nusvyla, net ir nebūtinai šalnos. Tai aš galvoju, tai čia gal aš labai atsargiai susimaišiau. Kol nepabandai praktikoje, savo kailių nepatiri, tai tol nežinai. Vis tiek nepripažįsti to. Tai tikrai, arba geriau pasiskambinti, sakykime, mums pasikonsultuoti, arba su kolegom ūkininkais pasiskambinti, ar kas nors bandė tokius mišinius, nebandė, kaip atrodo, geriau pasitaupyti piniginę, nes tai yra nuostolis ir dėl sugadintų produktų išlaidos ir dėl derliaus būsimų nuostolių. Čia toks tavo variantas, kaip sumaišyti viskį, alų ir šampaną ir po to žiūrėti, kas bus. 2 galim, 3 ne. Bet gal čia šituo atveju turbūt nerekomenduojama labai primaišyti. Su augalų apsaugos priemoniai turbūt truputį gal paprasčiau kartais gaunasi. Lengviau kontroliuoti. Taip.